Bandysim dabar paskambinti dar vienai mergaitai, kurią šiandien padrumstė ramybę M&M'sai. Ir aš klausiau tavo skambučio, jie buvo pasidėję ant sienos, kad tokia Lina, jie sveikino su gimtadieniu ar kažką, bet jos juokas tai tikrai yra kažkoks nežmogiškas. Nif, gal tas kitas dedukas, atsimeni, kur buvo? Nu, kažkas panašaus, žinok. Tai mes pabandysim jai paskambinti ir reikia ją kažkaip prajuokinti. Pakutenam gal? Nu, pakutenam, palaižom. Kažką tokio reikia padaryti, kad... O kas jie galėtų prajuokinti? Bus įsivedus dabar numerį. Tiesiog pakalbėt galim, žinai, ir aš manau, kad atrasim gyslelę jos slaptą, kaip sakant. Klausau. Labas. 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 Ar žinai, kas skambina? Taip, nujaučiu. Nujauti. Ar mes tau netrukdom? Ne, netrukdom. Ką veiki? Dabar norėjau persirengti ir eiti ruošti namų darbus. O tu mokinukė dar? Abiturientė. Abiturientė. Atsiprašau jūsom. Žiauriai. Klausyk, tau šiandieną skambino mūsų kolegos dieną, ar ne? Mano mamai, bet taip, ta prasme taip. Tai mamai ar tau skambino? Skambinot mano mamai. Ir su tavo mama kalbėjom? Taip. Tai ne tu čia ta kur? Iš kur paveldė iš tai juoką? Žinau, iš kur paveldėjau. Tai pasijuokim. Nif. Klausyk, o tu, pavyzdžiui, moki tyliai juokti? Jeigu klasikas nors tave prajuokina, tai pavyzdžiui, kaip tu išsilaikai? Nesusilaikau, nes tada klasiai mokytojai nebedėsto toliau pamokų. Ir tu, ta prasme, užkrėtė visus kitus, aš kaip suprantu. Dažniausiai tai būna. Ne, gerai. O mama tavo irgi taip pat juokėsi? Mano mama ne taip dėja. O kada tu supratai, kad turi tokį nepaprastą juoką? Kai visi atsisuka ir žvengia iš tavęs irgi? Aš iki dabar nesuprantu, kuo jis toks nepaprastas, bet... Žinai, kaip būna Aš niekada apie tai nesusimaščiau. Nu tai nusijuok, pažiūrėk. Gali nusijuok, tiesiog. Kaip negaliu, aš taip. Reikia prajuokti. Kaip tai prajuokti, o anekdotą pasakyti, supranti anekdotus. Kam? Tau patinka anekdotai? Man patinka anekdotai, jeigu jie yra geri anekdotai. Aha. Jonai. Gerai. Anekdotas. Nesijuok, ar ne? Palauk, tuoj. Petriukas grįžta, žinai, iš kiemo pas mamytę ir sako, mamytė, sako, mūsų tėtuką triratuką suvažinėjo. Sako, koks dar triratukas, sako, kaip galėjo suvažinėti? Nu tas, kur asfaltą lygina. Liausi, ne? Nepatiko į tavo anekdotas. Rolandai? Ne, aš dabar nebesijuoksiu, nes jūs specialiai to manęs prašot. Nif. Nu gerai, nereikia. Nif. Nif. Tiesiog, ne? Gerai, Nif. Pakinga. Oi. Tai daug C vitaminų pas tave yra. Sveika, turbūt nesergi niekada. Aš nelabai. Aš labai retai juokiuosi. Alina, nif. Jūs man skambinat vien tik dėl to juoko? Ne, mes šiaip norėjom tą paskambinti. Ai, kaip malonu. Iš kur tu esi beje? Iš Zarasų. Zarasų, kiek tuo metų? 18. Tai, tu abiturientas, sakė, ne? Taip. Ok. Sometimes I get this feeling. Yeah. Nif. Gerai, nebetrukdom tavęs, labai smagus juokas, mus irgi užkrėtė čia klausyti. Malionų šipsotis, taip. Jo, labai. Tai čia vėl kas nors paprašė paskambinti ar patys sugalvojo? Patys, žinok, mes kažkaip.
Malonu. Tave prajuokina keisti dalykai, atrodo, tokie nejuokingi, pasakai ir tu juokies. Jo. Rupūžė. Va tai, va. Geriausias. Nif. Wink, 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 wink. Nif. Gerai, Alinute, iki. Gerai, Ačiū iki. tau. Gerą vakarą. Tau taip pat, ate. Čiau. Nif. Turi, ne, tą tokį. Yra. Aš įsivaizduoju, jeigu klasėje ten prajuokina kas nors, tai visi ir juokiasi. Jo, nugriūna tikrai.